Sveiki. Taip jau išėjo, kad šitą pranešimą turėjau skaityti tiesiog iš slaido, bet pasirodė man tai neįdomu. Nusprendžiau, kad reikia vis dėlto parodyti jums inkubatorius, kaip mūsų atrodo gyvai šiuo metu. Čia mes matom parkingą, kurį turėsim. Ir dar vieną tokią aikštelę šalia inkubatoriaus. O čia va pats pastatas. Tai pastato viršutinė dalis, 1, 2, 3 aukštas yra mūsų. Mes čia turėsim 2000 kvadratinių metrų. Rodo viską iš išorės, nes kad biškiai suprasti, apie ką eina kalba. To nueisim į vidų, viduje parodysiu, kaip viskas. Nu, mes viduje. Viduje pas mus kol kas statybos. Inkubatorių atidaryti planuojam spalio mėnesio 1 savaitę, jeigu viskas pavyks. Žinot, kaip būna, visokių variantų. Čia pagrindinis įėjimas. Šitose erdvėse turi atsirasti, jeigu pavyzdžiui šitoj, tai mokymų klasė 20 kompiuterių, plus panašaus kiekio mobiliųjų įrenginių. Toliau sekanti erdvė, kur kol kas nėra pastatyta vieno gipsinė siena, kuris stovės čia. Čia atsiras kavos kampelis, galimybė kažką užkasti. Sekanti erdvė yra uždaras mūsų meeting roomas. Toliau priešingai pusėje mes turime erdvę, kuri bus konferencijų saliai. Toliau tualetai. Nusprendėm, kad tiem, kurie rūko, reikia padaryti uždarą rūkomąjį, kad žiemos metu ar rudens metu nereikėtų vaikščioti lauką. Jau pradėta griauti viskas duobė liftui. Čia bus liftas tiek paprastiems žmogiukams, tiek neįgaliesiems. Su jais mes irgi taip pat rūpinamės. Ten, kur buvęs radiatorius, toliau matosi, ten bus naujas durys su galimybė įvažiuoti neįgaliesiems. Trapas stovės viską. Na, lipam į 2 aukštą. Ten galbūt šiek tiek įdomiau. Na štai, 2 aukštas, darbai vyksta pilnu tempu. Čia mes matom nedidelę ofisų erdvę. Čia įsikurs mūsų kūruojamos įmonės. Šią erdvę, kurią jūs dabar mato, čia yra apie 150 kvadratinių metrų, mes kol kas laikom coworkingui, hubui. Gal kokį įsikurs kokią nors vieną didesnį įmonę. Čia bus valgomasis. Manau, erdvės turėtų užtekti. Šalia virtuvė, 3 antmazgai, krovininis liftas 2 tonų, už nugaros dušinė dar bus ir galimybė palikti savo dviračius. Čia erdvė pramogoms. Mes nusprendėm, kad vis tiek reikia turėti erdvę, kur galėtų stovėti žaidimų automatai, biliardo stalas, žmonės atsisėstų, pailsėtų šiek tiek po darbų, ar šiaip kokį mažą renginuką padarysim. Nu ką, 2 aukštas maždaug toks, pabandom užlipti 3 aukštą. 3 aukšte jau mūsų didžiosios erdvės, jeigu pirmieji 2 aukštai buvo žemažučiai, tai 3 aukštas mūsų jau kiek kitoks. Tiesa, kol lifto nėra laipėt laiptais, nelabai linksma, nieko, priprasim. Tiesa, liftas turėtų neužilgo būti. Čia didelė erdvė dar vienam ofisui. Jeigu ofisam neišnuomosiu, gal darysim coworkingą. Paskirstysim erdvės mažesnėm įmonėm. Čia mažesnė erdvė, kuri yra skirta taip pat nuomai. Tiek atskirom erdvėm, tiek viskas krūvoj. Čia bus tualetai, kavos kampelis, kad žmonės galėtų pailsėti po darbų, išgerti kavos, paskaityti laikraščius. Plotai pas mus nemaži, aukšti, visur pas mus 6 metrų lubos, kol kas jų atskirinėti neplanuojam. Nu ir aišku, laiptinė. Aukšta laiptinė. Taip, o dabar jau pats inkubatorius, čia linksmoji dalis. Čia mes nusprendėm, kad darysim lounge'ą, minkšti kampai, gal sėdmaišiai, kavos kampelis. Priešingoje pusėje mes planuojam turėti vietą, kur kabės ekranas. Čia porą patalpėlių tokių keistesnių.
Mes pamastėm ir nusprendėm, kad mums reikia turėti savo erdves, kur mūsų svečiai, spikeriai ar pavienės inkubuojamos įmonės galėtų turėti savo kampą, kur galėtų pagyventi kurį laiką. Važiuoja svečias, padeda mums, mentorius, spikeris. Nusprendėm padaryti porą loftų. Tiesa, ko gero, inkubatorių startui loftai nebus paruošti, bet vieta jiems yra. Erdvė bus atskirta, bus du aukštai. Čia reception erdvė, čia antrasis loftukas. Tiesa, pasisekė, atradom kaminą, gal net ir židinį turėsim. 2 tonų liftas, tam, kad susivežti įrangą, medžiagas. Nu ir kągi, buvusios reklamos agentūros patalpos, iš kurių mes darom inkubatorių. Šią plačią didelę erdvę mes planuojam atskirti stiklo į mažesnės. Toliau eina 3 kambariukų, kurie gali būti pritaikomi tiek įmonėms, tiek pavieniam veiklom. Žinom, kol kas nenusprendėm, gal jos nuomosim po vieną, gal paleisim kažkokią kitą nuomą, pavyzdžiui, valandom, o gal įkurdinsim, pavyzdžiui, lituotojus, kad turėtų savo erdvę su dūmų ištraukėjimu, su viskom. Toliau turime didelę erdvę, kurioje taip pat įsikurs viena iš inkubatoriaus veiklų. Turime tokį šiai dienai medžiagų sandėliuką, bet manau, kad mes iš medžiagų sandėliuko darysime ką nors įdomiau. Pavyzdžiui, sandėliuką, kuriame galima būtų sandėliuoti projektus. Tai yra kiekviena įmonė, kiekvienas žmogus galės turėti savo projektėlį, susidėti visą tai į plastikinės dėžes ir jį saugoti iki kito karto, kol ateis vėl padirbėti. Čia turime didelę erdvę, kuri yra skirta būtent inkubatorius veikloms. Taip jau išėjo, pasisekė mums, kad mes gavom krūvą puikių didelių stalų, kuriuos perdarinėsim. Jie bus skirti darbui komandoms. Tai yra prie vieno stalo galės susėsti 6, 8, 10 žmonių ir dirbti per renginius visi krūvoj komandoje, o ne atskiromis vietomis. Turime dar porą erdvių, kurios yra skirtos įrangai. Čia mes planuojame medžio apdirbimo staklynų šiek tiek pastatyti. Sekančioje erdvėje planuojame pastatyti metalą ir plastiką. Šiek tiek įrengimų, tokių kaip plazma, staklės skirtas metalo apdirbimui, frezavimui, šlifavimui, gręžimui, tekinimui. Taip pat yra numatyta pirkti graviravimo įrangą CNC, taip pat numatytas lazeris 2 galvų darbui su plastiku, mediena. Nu taip, su mūsų inkubatorium tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi jūs pamatyti atidarymę. Nu ir stengsimės nevėluoti su juo. Ačiū Jums.